Linas Agro. Auginti ir augti. Žaliuojantys ūkiai Lietuvoje yra gyvi. Jie kvėpuoja, jie jaučia, jie minta įdedamomis pastangomis. Tačiau sunkus darbas nėra vienintelė sudedamoji dalis. Ūkininkystę papildo kelionės, įvairios patirtis, kuria autentiškas vertybės, nuo šalia čia dirbančių žmonių tyliai tyko ir didžiuliai gyvuliai. Tokį ūkį išlaikyti yra tikrai sudėtinga. Reikia daug meilės, reikia daug žinių ir kartais tenka plaukti prieš srovę. Ir tai, aš sakau, tiesioginė ta žodžio prasme. Tad visai netrukus ir sužinosime, kaipgi visa tai veikia kartu. Svečiuosimės pas Vaidą Jušką, kuris kuria šitą ypatingo, kažką tiesiog neatkartojamo ir visą tai daro vedinas didelės meilės ir žinių gausos. Čia yra, manau, kai apie ūkio įkūrimą, tai čia galim, žinai, yra kertinės datos tokios užfiksuotos šitoje vietoje. Būtent, tai yra, kaip ir minėjau, 1860 metai, tai yra ūkio įkūrimo metai. Aha. Ir yra 1993, tai jau atkūrimo metai. Atkūrimas jau. Jo, ir dabar dar trečia data, kur jau visur užfiksuota yra, tai 2020, tai čia dabar jau ketvirta karta, kai pradėjom ūkininkauti. Gerai, o tai tais 93 metais čia Tai čia buvo? mano tėvukas Aha. grįžo. Nes praktiškai 48 metais visa šeima, visi praktiškai vaikai susodinti ir išvežti buvo. Aha. Ir liko viskas, čia buvo pradėtas kurti, čia dvarelis buvo pradėtas statyti, didžiulis malūnas, čia labai modernus ūkis kūrėsi tarpukaryje, žinomos ūkis. Šita visa vietovė, jinai istoriškai, visi vietiniai kaip Juškinė. Aha. Čia jau N metų, jinai tęsiasi jau ta Juškinė, Juškis, Juškiai, tai šita vieta Juškinė jinai. Tai va ir įdomi ta data, 1860, tai šiaip nebūdinga ūkio įkūrimo. Tai mes dabar kažkaip taip atsekėm istoriškai, susidėliojom, su kuo tai surišta ir va būtent surišta su tam tikru proveržiu. Čia Dubysos slėnyje, kur caro turėjo tam tikrų idėjų ir ryšim su to iš Suvalkijos persikrausti proseneliai į šitą vietą. Ir tada nuo 93, kai tėtis grįžo, tai jau čia ir įsikūrinėjo visą laiką. Jo. Gal ne visai čia daugiau buvo tie laukai, nes čia labai sovietai pakeitė daugą. Praktiškai čia nieko nelikė, čia buvo labai sužalotas, aš tik dabar pradedu išsiaiškinti ir atgaminti labai sužalota vieta. Nes čia per visus laukus įstrižai tęsiasi didžiulis senas ąžuolynas, kur vienas tik ąžuolas laukuose likęs. Ėjo per laukus didelis, brandus, senas ąžuolynas. Ta ąžuolyną iškirto, nesugebėjo su juo, tais ąžuolais nieko padaryti, iškasė didžiulius katlavanus, su sunkiaja technika ir visą tą palaidojo. Tai va dabar mums didžiulis labai iššūkis yra tas, kad čia žemė yra sumaišyta. Jinai yra permaišyta. Mes visuomet turime problemą su tyrimais žemės, dirvožemio, viskas. Ir nesupranti, kodėl taip. Ir pasidarėm tyrimus ir pamatėm, kad čia... Ir tada vietiniai mums pradėjo pasakoti istorijos, kas čia vyko šitame plote. Ir tai jeigu kažkokie metai ne visai palankus, mes turim didelių problemų ir iškart jas matom. Ir iš pradžių labai sunku buvo identifikuoti, iš kur tos problemos tokios kyla. Išlaikyti tokį ūkį, jį suvaldyti tikrai nėra lengva. Ūkis yra įspūdingas ir tam, kad pavyktų, reikalinga partnerystė. Partnerystė su agronomu, kuri papildo vienas kitą ir kuria, gana neįprastą profesinį ryšį. Tai Vaidai, pradėkime nuo pradžios. Jūsų draugystė su Linas Agro prasidėjo kada? Prasidėjo kartu turbūt, kada mes pradėjome čia ūkininkauti. Ir dabar aš pagalvojau, kodėl. Pasirinkimas platus iš tikrųjų, bet kaip ūkininkam turbūt yra du dalykai patys svarbiausi. Tai yra laikas ir santykis. Santykiai. Tai šiuo atveju pagalvojau, kad būtent Linas Agro taupo mano laiką ir smarkiai taupo.
Todėl, kad jie savo rankose istoriškai sukaupė krepšelį paslaugų, produktų, kurie yra aktualūs mums papildomai. Ir užtenka vieno skambučio ir mes susirenkame visą krepšelį mums aktualų. O dabar, kalbant apie santykius, man visą laiką žavėjo tas simbiotinis santykis būtent. Aš dabar jaučiu, kad tarp mūsų mezgasi tam tikras simbiotinis ryšys. O jeigu taip plačiau apie tą simbiotinį ryšį? Mes gal galim tokį kaip pavyzdį iš gamtos, tokį visiems labai gerai suprantamą, skruzdė ir amaras. Kad skruzdės yra labai tampriai surištas su amaru ir būtent skruzdės, kurios perneša amarą į kitą vietą, rūpinasi amarais, o amarai išskiria lipčių, kuris yra maistas. Tai kažkas panašaus dabar formuojasi ir mūsų santykiuose, nes mes tampame tie, kurie gamina galutinį produktą, kurio vartotojas būtent ir yra Linas Agro darbuotojai. O žiūrėkit, Vaidai, mes turime gražų žalią lauką, kuris yra mūsų pašonį už mūsų nugarų, galime taip sakyti. Gali trumpai papasakoti šito lauko istoriją, nes aš manau, kad ji tikrai irgi dėmesio stipriai verta yra. Jo, šito lauko istorija nebuvo tokia graži lygiai prieš 1,5 mėnesio. Mes turėjom nestandartinę žiemą ir šitas laukas buvo padengtas 60 cm storio sniegu. Ir jeigu mes padarėm viską, ką galima su tuo lauku rudenį ir laukėme, kada ta žaluma pakils, išlys o situacija tokia, kad susidarė plikledis, susidarė vanduo, kaupėsi po apačiai ir pavasarį vietoj to taip trokštamo ir laukiamo vaizdo mes sulaukėme nelabai malonų vaizdą. Ir kaip tik tuo metu sulaukiau skambučio iš Vaidos, kad organizuojama lauko diena. Ir kad tai bus įdomu, aktualu, bet aš nusprendžiau, kad tai man nebus įdomu ir aktualu, nes aš neturiu kur visas tas žinias ir jos bus perteklinės žinios, kuriuos aš negaliu panaudoti. Ir dieną prieš renginį paskambino, aš jūs užregistravau, laukiu. Nėra kur dėtis? Taip, jeigu laukia, reikia važiuoti. Ir tik nuvažiavus supratau, kad būtent ta lauko diena kalba apie problemas, su kuriomis aš susiduriu. Ir jau sekančią dieną po lauko dienos aš sėdėjau pas Vaidą kabinete ir mes dėliojamės, kokius produktus mes galėtumėm panaudoti. Kad išgelbėti lauką. Kad išgelbėti lauką. Tačiau taip pat šalia mūsų yra ir dar vienas ypatingas objektas, aš turbūt taip galėčiau pasakyti, kuris labai puikiai perteikia simbiozės svarbą jūsų ūkyje. Ir apie jį tikrai irgi labai norėčiau, kad papasakotumėte šiek tiek. Čia yra sukaupta visa įmanoma mūsų ūkio organika. Ne tik mūsų ūkio, bet ir kaimininių mažų ūkių. Tai mes randamės pačiam ūkio centre. Centre turbūt negali būti. Ir būtent visa organika, kuri atlieka ūkyje, miške, kaiminystėje, viskas, jinai yra kaupiama čia. Ir čia prasideda, gamtoje taip nėra, kad iš nieko atsirastų kažkas. Tai čia būtent mes pradedam formuoti savo sulčių skonį. O kokiu būdu? Kokiu būdu? Organiką mes naudojam šitoje krūvoje papildomai bakterijas įvairias. Natūraliai čia yra gausu sliekų. Ir ta visa organika jinai virsta biohumusu, kurio mes tręšiami yra laukai. O būtent mikroelementai, kuriuos burokėliai pasiima, būtent formuoja skonį. Tai mes galima sakyti, kad mūsų pradžia visos produkcijos yra čia. Vaida, jūsų akimis, kas yra svarbiausia, kuriant ilgalaikį santykį? Aš sakyčiau, kalbėjimas, bendravimas, problemų sprendimas. Šiaip pagrindė tai reikia labai daug kalbėtis ir bendrauti ir visada viską randam, visas išeitis. O šis ūkis tikrai yra specifinis, aš manau, ar ne? Ar yra taip, kad būtent Vaido ūkis reikalauja kažkokių specifinių agronomo prieigų?
Taip, Vaido ūkis yra tikrai išskirtinis, jam standartiniai sprendimai netinkami. Visada stengiamės ieškoti jo būtent ūkiui skirtų sprendimų, taupant ūkininko laiką, kaštus. O jūs tikrai esate ir Vaido ūkio simbiozės dalimi. Ką jums tai reiškia? Iš tikrųjų, iš dalies tai taip, nes Vaido produkciją žino mano visa šeima, kolegos, draugai. Mes ją ragaujam, palaikom Vaido idėjas, didžiuojamės, iš tikrųjų, kad tokių žmonių veiklių yra, kurie turi daug idėjų, daug ką daro, nesėdi sudėję rankų, nelaukia. Tai iš tikrųjų ir mes einam kartu su Vaidu ir manau, kad eisim ir toliau, nes iš tiesų jo idėjos, jo gaminama produkcija tai yra iš tikrųjų aukso vertė šiai dienai. Tai jūsų bendradarbiavimas yra ir profesinis, bet ir toks kartu ir to žmogiškuoju faktorium tokiu remiamas, ar ne? Tikrai taip. Mes labai daug bendraujam, kalbamės ir ragaujam jo produkciją, degustuojam. Tai labai džiaugiamės, kad Vaidas mumis pasitikė ir leidžia tai daryti. O žiūrint į ateitį, kaip jums atrodo, ar tas jūsų darbo santykis gali kisti ir ar gali būti taip, kad, nežinau, jau suprasite poreikius, dar jiems net neatsiradus, bet jau žinosite, kas gali būti, kas laukia ir kokias problemas reikės spręsti? Iš tikrųjų, tai mes eisim tą pačią linkime, kaip eis ir Vaidas, kur jo veikla kryps į kurią pusę, mes tenksimės būti šalia, kartu, visada padėti, kiek tik įmanoma ir visa nuo to priklausys. Vaidai, šis ūkis, šio ūkio istorija siekia ne vieną dešimtmetį ir dabar jau yra net užaugusi 5. šio ūkio karta, tiesa? Taip, aš praktiškai neįsivaizduoju be 5. kartos ir turbūt nebūtų ir prasmės man čia kažką tai šitame ūkyje veikti, jeigu nematyčiau ateities. Nes ūkininkavimas tai yra netrumpalaikis bėgimas, tai yra maratonas. Ir pats suvokdamas, kad turbūt aš vėjuosi išvažiavusi traukinį, visas viltis dedu į sekančią turbūt kartą. Ir savo misiją dabar šitame ūkyje matau kaip bandymą savo sukauptos per 30 metų patirties įgyvendinimo užuomazgas, kurias palikčiau savo vaikams. Bet nebuvote šitame ūkyje nuo pat vaikystės. Nesate tas vaikas, kuris užaugo ūkyje ir nuo pat mažens sakė, kad užaugęs aš noriu būti ūkininkas. Nes jūsų kaip ūkininko šiame ūkyje istorija prasidėjo ne taip ir seniai, prieš 6 metus, taip? Taip, bet patirtį kaupiau 30 metų. Aha. Bet jūs čia, būtent šitame ūkyje įsitvirtinote, jūsų tėtis čia turėjo šitą ūkį. Ir vėliau, kuomet tėtis išėjo, taip jau nutiko, kad pats tiesiog sužinojote, kad tėtis lyg ir labai norėjo, kad jūs perimtumėte tą ūkį. Taip, tai buvo šiek tiek ir netikėta, bet iš kitos pusės tai buvo ir didelė prisiimta atsakomybė iš tikrųjų. Nes ūkis vis dėlto šeimos toj pačioj vietoj geografiškai jisai jau 160 metų. Neprastai. Tai buvo didžiulė atsakomybė ir tai turėjo būti priimtas labai skubotas sprendimas, nes tai buvo gyvulininkystės ūkis. Ir jo nebuvo jūsų planuose? Jo visiškai mano planuose. Aha. Aš neturėjau tokio plano. Aš buvau labai emociškai atsiribojęs nuo žemės ūkio. Supratęs ir priėmęs, kad traukinys yra išvažiavęs, Vaidai nusiramink, tavo ta visa patirtis padėk ją į šoną šiek tiek. Ir reikėjo labai skubiai priimti sprendimą. Ir sprendimas buvo toks: Vaidai, tu turi šansą. Jūsų ūkis yra tikrai, jis yra nuostabus, man netgi nežinau, kas yra, kažkokia turbūt aura labai jaučiasi gera čionais. Kažkokia yra tikrai labai gera energija ir turbūt ta energija kaupėsi jau per visus tuos istorijos dešimtmečius.
Bet jeigu mes žiūrime į tai, kas yra šiandien, varomoji ūkio jėga ir tai, kas lygiai taip pat stiprina tą gerą ūkio energiją. Nu, kol kas turbūt ta varomoji jėga pagrindinė esu vis dėlto aš, idėjų generatorius. Nes ta visa sukaupta praktika, jinai kartais nebetelpa savyje ir ją norisi realizuoti. Bet natūralu, kad be komandos tokiam ūkyje tai misija neįmanoma turbūt būtų. Ir pagrindinė komanda yra kas? Žmona, 2 sūnus ir šuo. Ir sūnus, kiek jie laiko, jie daug jau čia laiko praleidžia? Ar jie mato save taip pat kaip tuos, kurie tęs ūkio veiklą, ar jie, nežinau, mokėsi galbūt patys jų ūkininkavimo? Mūsų visų panaši turbūt istorija ir patirtis. Ir aš manau, kad tai yra teisingas kelias. Nes aš pats esu baigęs skulptūrą, visą gyvenimą pradirbęs fotografu, o mano sūnus irgi labai panašios dėliojasi biografijos. Vienas sūnus baigęs saksofoną, kitas sūnus baigęs klasikinę gitarą. Vienas sūnus yra kavos meistras, kuris studijuoja viešuosius ryšius, o kitas sūnus yra steikų ir burgerių meistras, kuris studijuoja marketingą ir analitiką. Ir aš laukiu tos dienos, kada mūsų visa potencija susirinks į vieną vietą būtent. Ir aš savo misiją būtent matau, kodėl aš esu čia ir pasiryžau šitai, galima sakyti, avantiūrai. Kalbėjome apie įvairias veiklas, kurios kuria bendruomenės. Ir tikrai galiu pasakyti, kad sulčių, kurios yra gaminamos čia, bet kur parduotuvėje nenusipirksite. Na, o baidarėmis, kurios yra už mano nugaros, nerimi irgi neplauksite, nes visą magiją čia kuria būtent ši vieta ir joje esantys žmonės. Tai Vaidai, papasakokit, prašau, kuogi yra magiška ši vieta, kuo ji yra ypatinga? Kalbant apie magiją, turbūt čia į šitą klausimą atsako grįžtantis žmonės. Ir tai yra mums tam tikras rodiklis, kad šita vieta turi savo magiją. Mūsų tikslas yra sukurti tam tikrą bendruomenę, bendraminčių. Ir šita vieta būtent yra tas magnetas, tas raktažodis, kuris patraukia dėmesį. Natūralu, kad gyvenant šioje vietoje susitapatini su šita vieta ir natūralu, kad norisi dalintis tais potyriais, kuriuos pats čia patiri. Dubysa, jinai išskirtinė turbūt upė. O jūsų patirtyje ir toje veikloje, kuo jūs užsiimate? Ką reiškia frazė aukštyn upe? Mes niekuomet nesirinkom lengvų kelių, turbūt, nes jie neįdomus. Fotografija man pirmiausia būtų fotografija negražu būdavo, o įdomu turi būti. Būtų neįdomu, jeigu mes neūkininkautumėm netradiciškai. Tas pats ir šita vieta, jinai tuom ir įdomi yra, kad tai yra netradicinė. Čia dar vienas būtų simbiozės pavyzdys, kad kiekvienas klientas mums yra dalis mūsų veiklos ir mes stengiamės atsiliepti į kiekvieną. Mes trumpiname kiek tik galima tas vadinamasias trumpasias grandines. Ir kai viskas vyksta čia ir dabar, mes labai greitai galime reaguoti į apsilankiusių žmonių poreikius ir pomėgius. Daug vaikščiojom, leidomės į žygį, keliavom, kalbėjom, bet aš visą laiką laukiau tos akimirkos, kada aš galėsiu paragauti jūsų burokėlių sulčių. Tų ypatingų burokėlių sulčių, apie kurias jūs taip gražiai pasakojate, kad aš suprantu, kad turbūt daugiau niekur kitur tokių nerasiu. Mes išsikėlė labai aukštus standartus, gamindami šias sultis. Ir būtent ta bendruomenė, kuri formuoja, mums ir suformuoja užsakymą ir receptūrą. Mes labai greitai atsiliepiame į pageidavimus, pastabas, todėl mes ir organizuojame degustacinius žygius, todėl mes ir darome degustacinius plaukimus, nes greita reakcija ir greitas atsakas kliento yra labai svarbu. Pradėkime nuo to, tai kaip kvepia, tikrai labai kvepia. Eina savo, kaip skanu. Čia nėra nieko pridėtinio.
Yra visiškai natūralu. Mes gaminame tik iš savo ūkio produkcijos praktiškai burokėliai, kaip pagrindinė. Natūralu, kad citrinų sultis mes kažkur tai turime išorėje ir imbierą ieškoti. Bet moliūgai, pavyzdžiui, šių metų mūsų kiekį apsprendė moliūgų kiekis laukuose. Sulčių mes išspaudėme tik tiek, kiek užteko moliūgų. O čia yra ir moliūgo? Taip. Čia yra moliūgas, kuris pridėtinę vertę sukuria ir sušvelnina skonį. Wow! Visai kitaip. Čia su citrina, ne? Taip. Geras. Toksai tai labai gaivus, kai karštą vasaros dieną, pavyzdžiui. Žiauriai gerai. Taip skanu. Ir čia yra pats geriausias griovimas mitų, kai sako, kad tai, kas yra sveika, yra neskanu. Ne. Tai, kas yra sveika, gali būti tikrai labai labai skanu. Veiklų turite čia tikrai labai nemažai ir akivaizdu, bent jau, mano akimi žiūrint, kad visos tos veiklos daromos vedant tokio meilės jausmo, nes atrodo, kad tikrai su meilė viską darote. Kai žiūrite į ateitį, kaip matote ateityje savo ūkį, gal dar kažkokių papildomų veiklų atsiras prie baidarių, burokėlių, sulčių, gyvuliukų, pasėlių, kas dar gali pasirodyti? Gal mes ir sustosim prie dar kas gali. Gal tai, ką darome, mes pabandysim suteikti dar didesnę pridėtinę vertę. Jau šiandieną mūsų sultys transformuojasi į giras. Fermentuotas giras. Ir tai mes matom labai didelę potenciją ir matom didelės galimybės tame. Todėl, kad mes nuo pat pirmo žingsnio, nuo laukų iki pirkėjo, mes visas grandines sekame ir stebime. Ir kodėl aš paprašiau Eglę užsilipti čia ant šitą stogą, nes tai yra labai simboliška. Nes kartais užtenka pakilti šiek tiek keliais metrais nuo žemės, tam, kad atsivertų visai kitos perspektyvos. Taip. Tai aš manau, kad kitą kartą, kai susitiksime, mes lipsim ant dar aukštesnę stogą, ar ne? Dar aukštesnę stogą. Gerai. Iš ten matysis visi apylinkiniai bokštai ir... Gerai, aš pasirašau. Tai tada lauksiu kito susitikimo, kad lipti į dar aukštesnį stogą. Vaidų ūkis yra puikus įrodymas, kad žemdirbystė reikalauja modernių sprendimų. Tačiau kiekviena naujovė ateina lydima jau turimos patirties. Simbiozė šiame ūkyje nėra tik žodis, ji jaučiama kiekviename žingsnyje, kiekviename sprendime. Nes kai sukuri tvirtą ryšį su tuo, ką tu darai, tai tuomet net ir sprendimas judėti aukštyn upe tampa visiškai natūralus. Ačiū, kad keliavote su manimi šiandien. Kviečiu į dar vieną kelionę leistis po savaitės, tad susitiksime jau kitą sekmadienį 9:30 per Delfi TV. Linas Agro. Auginti ir augti.